Žiūrėkit, susidūriau su tokia situacija. Vienas klientas, dariau ten instaliaciją, reiškia signalizacijai, sako, kamerų nereikia, pastatysim Wi-Fi, nes, okei, gerai, nekreipiu dėmesio. Antrą kartą buvo kažkas panašaus, sako, jo, ten galvojau kokią statyti, maždaug Wi-Fi, nes. Ir dabar trečias variantas, nuvykstu į objektą, daryti signalizacijos, laidų instaliacijos, ne? Sako, žiūrėkit, kamerą statysim Wi-Fi, nes elektrikai pravesi tuos taškus elektrą ir kameros bus Wi-Fi, nes. Tai žiūrėkit, nėra gerų Wi-Fi kamerų, nėra, nestatykit, čia vat žinutė visiems, kas taip galvoja, nes, čia taip pat kaip su Tesla, kad, žinai, važiuoja 700 km, ne, jinai nevažiuoja. Tai lygiai taip pat ir su kamerom Wi-Fi-niam. Aišku, yra ten tas naujas Wi-Fi-us, ten modernesnis, bet jisai neveikia. Realiai visi gamintojai Wi-Fi kamerų ir iš viskas liečia temą su ryšiu, su perdavimu, tai testuoja idealiom sąlygom, atviroje erdvėje. O namas, pertvaros, sienos, stiklai, langai, viskas, vienu žodžiu, viskas trukdo tam Wi-Fi. Tai dar kartą kartoju, neveikia, nedėkit.